Sveiki atvykę į 4-ąją Java programavimo pamoką. Šioje pamokoje tiesiog arčiau pažvelgsime į kintamosius, parodysiu, kokius veiksmus jais galima atlikti. Na, visų pirma, susikurkite klasę, tai jau mokate padaryti, apsirašykite pagrindinį metodą. Kadangi aš tai esu jau padaręs, todėl jūsų nelauksiu, galite sustabdyti video ir tai padaryti. Na, šį kartą mums taip pat reikės to, ką mokėmės praeitoje pamokoje, tai vadinama duomenų nuskaitimu. Na ir pirmiausia, tiesiog importuokime skanerį. Tada, kaip ir praeitoje pamokoje, susikūrėme skenerio kintamai. Aš jį pavadinsiu klaviatūra. Nepamirštam skliausteliuose įrašyti system in. Na ir kai turime susikūrę skenerio kintamai, dabar galime tiesiog apsirašyti kelis kintamosius ir parodysiu, kokius veiksmus jais galima atlikti. Na, tai tarkim apsirašykime dabar sveikoje integer tipo kintamosius. Numeris 1, rašau sutrumpintai. Tiesiog aš jūs mokinau, kad tiesiog va tai va rašome kas kart vis kitoje eilutėje, tačiau iš tikro galima rašyti štai taip. Ir tai galbūt net patogiau kartais. Na, susikūriau 3 kintamosius, 2 iš jų bus skaičiai, kuriuos vesime klaviatūra, o 3 kintamosis tiesiog grąžins rezultatą. Na, visų pirma, tiesiog išveskime sakinį vartotojui, kaip ir praeitoje pamokoje. Įveskite pirmąjį skaičių. Na taip, kaip jau ir sakiau, šis sakinys skirtas vartotojui. Dabar įveskime sakinį, kurį vykdys. Ta prasme, sakinį skirtą kompiuteriui, kad priskirtų reikšmę kintamąją. Tai pirmą nuskaitysime kintamąjį numeris 1, klaviatūra, taškas, next, kintamojo tipas ir tušti skliaustai. Tiesiog nukopijuokime, sugaišime mažiau laiko, čia pakeiskime į antrąjį. Na štai šiais sakiniais nuskaitome reikšmę ir priskiriame ją kintamiesiems. Na, dabar tiesiog pavaizduosiu keletą veiksmų. Pirmas jų būtų tiesiog, kad atsakymas lygus numeris 1 plus numeris 2. Na, taip pat elementariausias sudėties veiksmas ir tiesiog dabar išveskime atsakymą. Kompiliuojame, ok. Štai programa rašo, įveskite pirmąjį skaičių, na, tarkime, įvedame 5, įveskite antrąjį skaičių, tarkim 2. Na ir išmeta mum atsakymą 7, taip, tai yra teisinga. Pabandome, kad ir atimti. Įveskite pirmąjį skaičių, tarkim, bus 2. Tai įveskite antrąjį skaičių, tarkim, 3. Na ir atsakymas -1. Ką čia dar norėčiau parodyti? Na, tarkim, gali būti daugybė.
Įveskite pirmąjį skaičių 3, antrąjį skaičių 6, lygu 18. Matote, skaičiuoja teisingai. Na, ką dar norėčiau parodyti, turbūt nerodžiau dalybos. Ir dabar norėčiau pabrėžti vieną tokią situaciją. Na, tiesiog dabar parašykime skaičius, kurie vienas iš kito dalintųsi, ta prasme, pirmas numeris dalintųsi iš antro. Na, tarkim, pirmas skaičius 6, antras 2, lygu 3. Bet jeigu, tarkim, pabandytume įvesti dabar skaičių, kuris dalinasi su liekana. Tarkim, pirmas skaičius 7, antras skaičius 2. Ir matome, kad mum išmeta rezultatą 3. Nors iš tikro turėtų būti 3,5. Taip yra todėl, kad kintamojo ATS tipas yra sveikasis. Jeigu norėtume įgyti tam tikrą reikšmę po kablelio, turime pakeisti kintamojo tipą. Kaip jau minėjau, double yra realus tipas. Ir štai pakeičiame, paleidžiame vėl programą. Įvedame skaičius. Ir matome, kad vis tiek spausdina 3. Tiesiog šį kartą yra ,0. Ir taip yra dėl to, kad šių dviejų kintamųjų tipas yra integer. Todėl ir atsakymas bus nešamas toks pats kaip šių kintamųjų, tokio pačio tipo. Na, dabar pakeiskime ir vėl išbandykime programą. Įvedame skaičius 7, 2 ir štai matome teisingas atsakymas 3,5. Ir tai yra pravartu žinoti, kokį atsakymą mes grąžins programa naudojant vieną tipą ir kitą tipą. Naudojant integer tipą galima atrasti tam tikrų asociacijų su kitomis ne Java, bet su kitomis programavimo kalbomis, kuriuose yra veiksmai diff ir mod. Tai šiuo atveju, kai visi kintamieji to paties integer tipo, šis pasvirasis brūkšnys, dar kitaip dalybos veiksmas, tolygus diff veiksmai. Tiem, kas nežino, kas yra diff, tai tiesiog veiksmas, kurio dėka atskiriama sveikoji dalis. Taip pat yra dar vienas veiksmas, kuris atskiria liekaną. Ir kitose programavimo kalbose jis vadinamas mod. Arba tiesiog taip užrašomas. Šioje programavimo kalboje jis užrašomas štai tokiu simboliu. Na, tai yra procento ženklas. Na ir tiesiog išbandykime dabar. Rašau, įveskite pirmą skaičių, tai bus 7, įveskite antrąjį skaičių 2 ir štai matome 1. Na, aš kam galiu paaiškinti, kad 1 neatsiranda iš niekur, tiesiog 7 dalinant iš 2 įskiriama 3, o 3 kart 2 lygu 6 ir iš 7 temų 6 gauname 1. Na, gal tai kiek sudėtinga. Tačiau nežinau, šioje pamokoje apie tai viskas. Galbūt sukursiu kokią kitą pamoką apie liekanas ir sveikąją dalį. Tiesiog galite pasipraktikuoti, kad ir šioje programoje įrašydami įvairius skaičius ir tiesiog pamatysite, kokia yra ta liekana. Na, gal dar duosiu porą pavyzdžių. Tarkime 9 ir 2. Bus lygu taip pat 1, nes 2 kart 4 lygu 8 ir 9 minus 8 lygu 1.
Na, jeigu išskirtume iš 9 sveikąją dalį, gautume tiesiog 4. Na, tai tiek šioje pamokoje. Na, jeigu kilo neaiškumo, aš manau, kad kilo, klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitoje pamokoje.